kaip sakydavo profesoriai, kad niekas geriau nežino už tave, tai turėtum jaustis ramiai. Bet vis tiek gūda. Esu Alma Dargilaitė, Bayer augalininkystės skyriaus verslo plėtros koordinatorė Baltijos šalims. Pagrindinė mano funkcija yra užtikrinti sklandų pardavimo procesą, pradedant strategijų kūrimu ir užbaigiant produktų pristatymų distributoriams. Viskas labai greitai keičiasi, vienos veiklios medžiagos ateina, kitos išeina. Tikrai darbuotojai turi gerai išmanyti ir ne tik tie darbuotojai, kurie dirba tiesiogiai su klientais, bet visi mes, kurie dirbam šitoj srityje. Studijų metais, augalų apsaugos paskaitos metu išgirdau apie tokią įmonę Bayer ir tada pagalvojau, kad norėčiau šitoje įmonėje dirbti. Tačiau iki tos svajonės išsipildymo praėjo dar nemažai metų, kadangi baigus Žemės ūkio universitetą pasirinkau doktorantūros studijas. Studijavau fitopatologiją ir augalų apsaugą ir apsigyniau biomedicinos mokslų daktaro laipsnį. Po to, kai apsigyniau, pradėjau dirbti Bayer įmonėje. Mano tas toksai noras, svajonė išsipildė. Mūsų komanda tai iš tikrųjų buvo Lietuvoje susidedanti tik iš 4 žmonių. Kiekvienas atlikom daug funkcijų. Man teko organizuoti vieną labai tokį svarbų renginį, kai Bayer įsigijo Monsanto. Pirmą dieną, kai abi įmonės pradėjo dirbti kartu, buvo organizuotas toks visame pasaulyje Bayer darbuotojams renginys ir buvo tokia viena iš dovanų, tokie interaktyvūs sakiniai, tokia linksma dovanėlė buvo visiems ir tikrai smagus prisiminimai. Žinoma, buvo tų iššūkių tai tikrai labai daug, bet jų buvo visus tos beveik 20 metų, kaip aš dirbau Bayerį, bet jie visi yra įveikiami ir ypač su geros komandos pagalba. Prieš pusę metų aš buvau palikusi įmonę, bet aš pasiilgau kolegų, pasiilgau įmonės ir nutariau, kad vis tik reikia vėl grįžti. Aš manau, kad dirba komandoje profesionalūs žmonės, kad komandoje yra geras mikroklimatas, darbinė aplinka ir geras vadovas. Tai vat, turint šitos 3 tokius svarbius dalykus, tikrai galima daryti labai daug ir aš džiaugiuosi, kad esu būtent tokioje aplinkoje.